Sveiki, Jolanta, 1 minutės video. Galvojau, ką jums patarti. Patarsiu pasidaryti labai paprastą desertą, kurį jūs turbūt visi mėgstat ir galvojat, kad tai labai sunku pasidaryti. Taigi va, turiu puf, tai yra sluoksniuotos tešlos lakštą. Turiu įsitirpinus sviesto, jį užsipilsiu. Galite subandžius tepti nutelos kremą, galima improvizuoti su kitokiais kremais. Kadangi aš neturiu stambaus rudo cukraus, aš naudosiu truputį smulkaus rudo cukraus ir paprasto balto cukraus. Matau, kiekviena šeimininkė namuose visą laiką turi sviesto, turi cukraus. Ir galbūt turi sluoksniuotas tešlos šaldytuve, jeigu kartais ateitų nelaukti svečiai ar dar kas nors, nes labai daug galima iš jos visko padaryti. Taigi, nusiplaunu rankas ir dabar prasideda procesas. Imsim vieną galą, presuosim, iš kito galo irgi tą patį darom. Spaudžiam ir taip darom, kol ateisim link vidurio, truputį paspaudžiam, vėl iš kitos pusės. O, aš viršysiu laiką šiandien, sorry hebra. Kadangi šitą desertą išmokau pati nesenai žiūrėdama YouTube, o pas mane meniu buvo, bet niekad neteko daryti, taigi teko pačiai improvizuoti ir mokintis. Turiu išplaktą kiaušinį. Lenkiam per pusę, vėl tepam iš šonų kiaušinių. Daug kur filmukuose rodo, kad yra tepama per vidurį sviestu ir iš šonų sviestu, bet man tai nepasiteisino, nes tada išbyra. Ir truputį cukrų apibarstysiu. Dabar tą, kurį aš turiu šitą, iš šito gabaliuko man gaunasi 10 palmių.